Druskininkų savivaldybės iniciatyva pernai Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose, panaudojus ES struktūrinių fondų lėšas, pradėti renovuoti daugiabučiai namai. Plačiau apie tai reportaže. Pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojama priemonė daugiabučių namų atnaujinimas, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą, Druskininkų savivaldybėje, kaip probleminėje teritorijoje, panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, dar praėjusiais metais Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose pradėti renovuoti daugiabučiai namai. Leipalinkis ir Viečiūnai atitiko tiems reikalavimams, kurie buvo keliami dėl to, kad būtų galima gauti lėšas iš ES fondų Leipalingio Viečiūnų daugiabučių namų renovacijos pirmajam etapui. Pirmasis etapas tai buvo laiptinių durys, rūsių langai, laiptinių langai, jų pakeitimas naujais ir tai buvo padaryta tiek Leipalingi, tiek Viečiūnuose, visiems daugiabučiams. Be abejo, atliekančios darbus reikėjo prisidėti ir žmonėms, bet mes galvodami, kad bus pakankamai sunku galbūt įkalbinti, įrodyti naudingumą šių darbų, savivaldybė surado galimybę ir pati už gyventojus 15% šių lėšų pridėjo, tai bendroje sumoje darbų buvo atlikta už beveik 700 000 per abi seniūnijas. Na ir džiugu tai, kad 11-12 metais šie darbai bus tęsiami. Dabar jau yra gaunama beveik 1 milijonas litų, už kuriuos planuojama sienų apšiltinimas, stogų apšiltinimas, dangų keitimas, kur tai yra būtina. Daugiabučių namų atnaujinimo metu numatyti atlikti darbai darys teigiamą įtaką energijos vartojimo efektyvumui, gerins savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę, mažins pažeidžiamiausių visuomenės grupių socialinę atskirtį ir padidins renovuotų daugiabučių namų butų vertę. Kadangi Druskininkų savivaldybėje skirtos lėšos nėra didelės, jų užteks tik 3-4 daugiabučiams modernizuoti. Numatyta, kad daugiabučių namų butų savininkams reikės prisidėti apie 15% lėšų nuo bendros projekto vertės. Pagal valstybinę daugiabučių namų modernizavimo programą gyventojai privalo prisidėti ne mažiau kaip 85% nuo bendros projekto vertės. Tie daugiabučiai namai, kurie pirmieji pareikš norą ir sutiks prisidėti 15%, bus pirmoje eilėje, be abejo bus kreipiamas dėmesys į tai, kurie namai daugiausiai sunaudoja šilumos apšildyti butams. Kitaip sakant, kurie namai daugiausia energijos reikalauja 1 kvadratiniui metrui. Tai bus prioritetas tokiems namams, bet jeigu neatsiras tiek norinčių, kad būtų visos lėšos panaudotos, be abejo galvosime ir tiems, kurie bus pirmieji pareiškę, tiems ir bus atliekami darbai. O dabar įvertinus tuos atliktus darbus, ar jau pasireiškia ekonominis efektas, kurio aišku žmonės pirmiausiai tikisi? Na, tiesiog negali nepasireikšti, jeigu buvo sulūžę, sukrypę, nesandarios, neužsidarančios durys, langai dar kelių dešimtmečių senumo, kurie nevarstomi, nedarinėjami arba jie sukrypę tiek rūsiuose, tiek laiptinėse, tai šiluma ir skverbėsi būtent pro tokias vietas ir atlikus šios darbus be abejo yra ne tik tai vaizdas, kad pasikeičia, bet ir energetiniai visai kiti skaičiai. Preliminariais skaičiavimais vidutinio 50 kvadratinių metrų buto renovavimas apšiltinant sienas bei stogą buto savininkui gali sudaryti apie 2000 litų asmeninių lėšų. Planuojami atlikti darbai gyventojams atsipirktų per 2-3 metus. Leipalingėje ir Viečiūnuose šiuo metu yra 33 daugiabučiai namai, 19 Viečiūnuose, 14 Leipalingėje.